Esu Mantas Lalas, Heavy Truck Linde krautuvų vadovas. Norėčiau pristatyti didžiausią Linde gamoje esantį elektrinį krautuvą. Šiuo atveju tai yra 15 tonų elektrinis krautuvas su 2 rūgštinėm baterijom. Ši bazė prasideda nuo 10 tonų, reiškia, krautuvas gali būti 10, 12, 14, 15, 16 ir 18 tonų. Gali būti įvairiausia komplektacija, gali būti pneumatinės padangos, pilnavidurės padangos, stiebo tipai, kurie gali kelti nuo 4 metrų iki 9 metrų. Galima montuoti įvairiausius papildomus įrenginius, tokie kaip šakių pozicionierius, rulonų grėbtuvai, konteinerių grėbtuvai, 20 pėdų, 40 pėdų konteinerių krovai. Krautuvas gali būti komplektuojamas su 2 rūgštinėm baterijom arba su 2 ličio jonų baterijom. Ir tai yra vienas iš didžiausių pranašumų, kad tas baterijas galima keisti. Toliau krautuvas turi itin didelę kabiną, tai yra beveik rinkų didžiausia kabina, todėl iš jos yra labai geras matomumas į visas pusės, tiek į priekį, tiek į šonus, tiek pro stogą, dėl to, kad stogas neturi grūtelių ir turi šarvuotą stiklą. Tai matomumas tikrai yra labai geras. Mes galime įjungti netgi apšvietimą, kad būtų patogiau tamsos metu užlipti. Ir yra 4 tam skirti laiptai su rankena. 2 rankenoms įlipti krautuvui, netgi 3 rankenas. Kabina erdvi, matomumas iš visų pusių labai geras. Krautuvas turi pneumatinę sėdynę, patogų porankį, 4 joystikai, kurie atlieka po vieną funkciją: kėlimas, stiebo pavertimas, šoninis poslinkis ir hidraulinis pozicionierius. Mygtukas esantis ant porankio leidžia nesunkiai valdyti ekraną, arba ekranas gali būti valdomas pirštu, tai yra touchscreenas. Greičio nustatymai, temperatūros, stiebo nustatymai, kėlimo aukščio nustatymai ir netgi kėlimo svorius ir kampą galima nustatyti, tai yra galima matyti keliamo svorio masę ir lygiai taip pat galima nustatyti stiebo pavertimo kampus ir panašiai. Tikrai manevringas, tikrai labai geras matomumas iš vidaus į visas puses ir pro stiebą, ir pro viršutinį stoglangį, ir pro galą. Stiebas ir šakės kyla tikrai labai greitai kaip tokiam dideliam krautuvui, ir šoninis poslinkis ir šakių pozicionierius dirba taip pat labai greitai. Krautuvas turi ledinės lempas, 4 ant stiebo, jos yra sumontuotos šonės stiebo tam, kad nemaišytų pats stiebas ir kad būtų matomas gerai krovinys. Dar papildomai turime lempas ant kabinos stogo. Tai yra vėlgi komplektuojami dalykai, galima jų uždėti ir daugiau, kadangi krautuvo galinė dalis yra labai žema, todėl operatorius puikiai mato kelią pro galinę poziciją. Taipogi galime montuoti įvairiausios opcijas, saugumo opcijas, kurios, kaip šiuo atveju sumontuotas signalinis švyturėlis, atbulinės jėgos garsinis signalas. Lygiai taip pat galima montuoti tai vadinamą mėlynąjį tašką ir įvairiausios kitos saugumo opcijos. Dažnai užduodamas klausimas, kiek toks krautuvas su pilnai įkrautom baterijom gali išdirbti. Tai su žiemos laikotarpiu su rūgštinėm baterijom galima išdirbti apie 3–3,5 valandos, vasaros laikotarpiu 5–6 valandos. Lygiai taip pat ir su ličio jonų baterijom. Jeigu yra silpnesnės baterijos, apie 3–4 valandas, jeigu sumontuotos galingesnės baterijos 5–6 valandas. Šiuos krautuvus reikia aptarnauti kas 1000 motovalandų, lygiai taip pat kaip dizelinius ir dujinius krautuvus. Tai pakankamai ilgas laiko tarpas, todėl yra išleidžiama mažai pinigų techniniams aptarnavimams. Tokius krautuvus dažniausiai galime sutikti medienos apdirbimo kompanijose, uosto įmonėse ir tose įmonėse, kur reikalinga pakelti didelį ir negabaritinį krovinį. Ir jeigu jūs domina tokio tipo krautuvai, visą laiką galite susisiekti su manimi ir pakonsultuosime.